reikės rūšiuoti krevetes ir turiu krevečių, va iš pardavimų, jos nėra pigias, bet jos yra geras. Aš į šitą akvariumą sumetu va tokius, čia yra centimetriniai paaugliukai iš mailinyką. Labai gerai matau, kur mergaitė, kur berniukas, va mergaitė, berniukas, mergaitė. Sumetu centimetrinius, jau užauga iki jaunimo, va čia yra jaunimas, jauna mergaitė, jaunas bachūras. Ir šitokius aš galiu duoti, ta prasme, šitie užauga tokie iki tokio ir turi išeiti į kitus namus, o jau senų mamų, va ten sena mama, va čia sena mama, čia sena mama, jau tų senų mamų aš niekam neduodu. Norint turėti geriausias kokybės krevetes, jų nereikia pernelyg daug, jūs esat matę tūkstančius krevečių akvariumuose, geltonų, raudonų, taip toliau, tai tie tūkstančiai akvariumuose yra suleidžiami tik pardavimams, patikėkit. Fermose, kurie yra auginami dideliuose gelžbetoniniuose baseinuose ir juos vokiečiai parsiveža tik prekiavimui. Jeigu jūs matėt, kad visas dugnas replioja, tai ten tik pardavimui, nesidaugina taip. O ten galaksio patinas duodas apie paną, kitus patinus pravarė į šoną ir duodas apie mergaitę. Tai va, yra krevečių, spalva telefonas neperduoda gražiai, nupilkina ir vis tik net nupilkinus ant balto kvarco matot kokią spalvą.